Palauk, Taiga šmaiga. Stok. Stok, Taiga. Taiga. Pirmadienis prasideda lėkimo. Sveikučiai, ko gero liktai. Tai darbų milijonas, laiko kaip visą laiką mažai. Rasai, kelionė į Zarasus, reikia paimti vartus. Jau nuo pavasario jie nepaimti, nes nebuvo kada paimti dailylenčių mamos virtuviai, mamos tualetui, paimti spintutę svečių kambario virtuviai trūkstama, nu ir tada kažką tai dirbt. Kult nekulsim, nėra, nu ta prasme, aš net neieškau, ta prasme, net nesistengiu ieškot, kas nukuls, todėl kad vis tiek kažkaip kažkada nusikulė viskas. Ar tu stengsis, ar tu nesistengsi, ar tu nervuosis, ar tu nesinervuosi. Gintaras tegul savo kulę, jeigu turės laiko, pakuls man, jeigu neturės laiko, po ralio ieškosim, kas nukuls. Orai tokie irgi neaiškus. Dabar čia Chebra kulė šlapius, va čia Zarasuose važiuoju, tai šlapia, lyta naktį stipriai matosi. Tai irgi toksai. Nervuosies, kviesi čia kombainą, prisikviesi, o lietus užlis. Nu tai kam čia taip. Tai pabaigti reikia 2 darbus. Pabaigti virtuvę iki savaitgalio, iki ralio, nes ko gero kažką reiks priimti, nakvot jau svečių kambariuose. Ir mamai tualetą įrengt, bent vieną veikiantį padaryti. Apie tualetus pagalvojau, kad reikėjo paleisti sistemą visą vandens prieš susukant gipsą. Ko aš nepadariau, nepatikrinau, ar sistema neleidžia, tai, nu, tai ką, tai reikia tikėtis, kad gerai padariau. Mano gimtuose Štadviliuose yra lentpjūvė Vilvė ir jinai gamina tokias, va, duris visokias. Visokias duris gamina ir man padarė duris. Pas tėvus darė pirmiausia, tiksliau turėjo tokias padarytas ir įdėjau pas tėvus šitai katiliniai ir sakau, tai gal ir, nes kaip matėt, vienam pastate pas mane trūksta vis durų ir vis neįdedu, tai sakau, gal padarysit, tai aišku padarysit, bet padariau pavasarį, tik tai vat vis. Aš neturiu laiko jų pasimti. Sakė, jeigu jums reiktų durų ir jums gali padaryti. Tai zarasiškiai visi čia turėtų, man atrodo, pirkti jau. Tikrai. Tada kabliuko trūksta viduje. O, tai jau čia beveik baigta, dar čia užtaisyti reikės ir bus gerai. Kažkas kokias durys. Dar nuteplio atriks kuom nors. Va, kaip gražu. Nu, va, dabar reikia čia biškį sugaudyt geometriją, susukt, pasidaryt skylą ir stalviršyje vieną skylą išsipjauti ir kitą. Vieną skylą bus šitam daiktui, kitą skylą tam. Profesionalai ant stalviršio klijuoja lipnią juostą ir ant lipnios juostos pasižymi tą vietą, kur pjaut. Galima ir taip ant šito daikto užsiklijuoti, tada nesubraižysite stalviršio, nes lobziko šitas metalas gali subraižyti. Profesionalai turi diskinį pjūklą, kuris taip nupjauna, tai jiem nereikia su lobziku pjauti. Su mano diskiniu pjūklu nelabai.
Įmontuota. Čia apsilikonuota gražiai kraštas šitos, o šita turi savo tarpinę sandarinančią. Profesionalai visą laiką matuoja kiek kartų. Nu, pasakykite, jeigu jūs profesionalas, kiek kartų pamatuojat ir kiek kartų pjaunat. Prisidariau broko, bet kadangi jums nepasakysiu kur, tai jūs ir net nepamatysit, todėl kad viskas yra užmaskuota. Va, čiki piki. Tegul sudžiūna, stalviršis irgi priklijuotas prie spintučių. Ir stumsim ten. Stumsim dar tada reikia. Nu gerai, tegul pirmą sudžiūna viskas. Tada reikia skilalapas daryti šitam kraneliui. Va. Ir tada dar reikia susigalvoti, kokius čia įrankenėlas pritvirtinti. Tokią. Kasgi čia taip piliakalnį gražiai nušienavo. Gal šienautojos? Ejo! Aprišikusios jūs čia. Siaubas! Mėšlinės avys. Eikit, valkatos jūs. Siaubas. Kažkaip nepagalvojau, gal dangui reikia pasiūlyti raido. Gal pradės veikt normaliai dangus. Vėl nesąmonė. Labas, ralio savaitė. Antradienis važiuojam į Kelmę į treniruotę. Labai, kaip jau ralis artėja, tai tada jau ir nemiga kankina, ir mintys visokios įdomios. Nes tai yra ralis. Ne driftas, čia jum vaikai. Ai, ponuli, galėtum savo vištas ir pats išleist. Ai, rankyčių neturi. Ką ten apkalbinėjat? Ką čia apkalbinėjat? Kas paskutinis, tas supuvęs kiaušinis. Naktį vištos nededa kiaušinių, žinojot? Dėl kad naktį ilsimasi yra, o nededami kiaušiniai. Tolokai treniruotė, Kelmėj, bet to ką padarysi. Jeigu drifto terminais, tai čia visos varžybos, galima sakyti, gautųsi treniruotė, todėl kad važiuojat reikia 3 valandas, o treniruotė vyks 6 km greičių ruože. Tai, 3 km į vieną ir 3 atgal, tas pats greičio ruožas. Tai labai trumpas, bet jo, galima Rokišky buvo treniruotis rytoj, bet Rokišky mintinai žinau greičio ruožą, tai kuriam vyksta treniruotė, tai nuspręsta buvo važiuoti Kelmę, kur man atrodo esu važiavęs tą greičio ruožą, tai vėlgi turiu foto atmintį ir man užtenka 2 kartų pravažiuoti visą ralį ratu ir jau aš atsimenu, man nereikia vaizdo medžiagos įsirašinėti kažkokios, tai kiti peržiūrinėja medžiagą vaizdinę, o aš galiu galvoj persižiūrėti savo medžiagą. Kažkaip tai pas mane taip veikia. Skaičiuoti nemoku gal, bet kitus dalykus moku užtat. Tai va, tai treniruotė būtina, todėl kad šiemet nevažiavau. Važiuota buvo pernai Utenos ralyje, tai kiek čia prieš 9 mėnesius kokius? Prieš 10 mėnesių. Prieš 10 mėnesių, jo. Tai jo, tai
kaip mums seksis, todėl kad čia ne driftas, čia reikia dviese būti kabinete. Pamatysit. Atvažiavome į greičio ruožą. Ten iš paskos galite pastebėti mano šturmaną. Mes esam labai kažkokiu būdu labai punktualūs. Gal todėl, kad esam ralistai. Čia prie Kelmės, prie Kryžkalnio. Prie Kelmės yra Kryžkalnis, prie Kryžkalnio yra toks karjeras žvyro ir va čia tas dopas. Tai čia geras dopas. Jau Trinas Žilvinas iškart. Čia nesibaigianti melodija šitą. Be trinimų niekaip. Šitą giralį susirašėm greičio ruožą. Geras. Ir paliekti yra, ir pasukiuoti yra. Kur? Sakė, bus lietaus. Bučinskas be šturmano, mačiau, važinėja. Geriem nereikia. Būtų gerai. Laivas. Iškart nusiskundimas. Šitas va pedalas, nežinau, ką jisai reiškia, va šitas. Jisai labai sunkus yra. Nu, ta prasme, jį sunku spaust ir jį reikia spaust, norint pajudėti iš vietos. Nes drifto mašinoje automatinė dėžė, tik tai stabdį laikyk ir važiuok. O sankaba mygtukas, o čia jau sankaba kaip sankaba. Tai pasibandėm pirmą važiavimą, tai jo dievuliau mano, kaip gerai, kaip jūs neįsivaizduojat, kaip yra gerai, koks kaifas. O jetau. Tai pirmas buvo pabandymas, toks atsargiai, o dabar pažiūrėsim. Nu, ta prasme, vis tiek kiekvienu važiavimu vis greitėji. Bet nieks, ta prasme, nepersijungia, neišsijungia. Driftas nieko, ta prasme, jokios įtakos blogąja prasme neturėjo. Gal driftas pridėjo tai, kad greičio nesijaučia. Nu, ta prasme, vis tiek ten, nu, yra greičio važiuojant, tai kažkaip viskas labai smooth, sklandžiai. Tai... Aš išbučiuočiau visus jūs, jeigu galėčiau. Kaip gerai žinokit. Tai pravažiavom pirmą važiavimą ir iškart su Žilvinu, davai šiandien išsiaiškinam su dvejetukais. Kaip atvažiuoti dvejetuką teisingai, nes aš ten visai kartais pastabdau ir vienaip ir kitaip. Tai dar 3 kartus, iš viso 4, man atrodo, kartus, nu, 5 pravažiavom. Išlaižėm dvejetukus, visą trasą išlaižėm kaip turi būt. Aišku, kur dadėt tai tikrai yra. Nu, kad greičiau dar važiuot, bet ta prasme gražiai, tvarkingai, teisingai viską čiki-piki ir dar atvažiuoja mano vienas Patreonas, jeigu atvažiuos, pavežėsiu, jeigu neatvažiuos, važiuosim namo. Tai va, jeigu ir jūs pabūsit Patreonais, tai ir jūs būsit pavežti kartą per metus su sportinė ralio mašina. Oi gerai, kaip gerai. Kiek tas ralis keistas dalykas, tiek džiaugsmo suteikia. Fantastika. Tai dar 2 Patreonus pavežiojau. Ką reiškia Patreonas? Tai Patreonas nuosekliai remia mane ir už tai gauna šiuo atveju pavežiojimą. 1 kilometras tik tai automobilio nuoma 50 eurų kainuoja. Tai vat, kad taip biškį suprast, apie ką čia mes kalbam. Tai aš nežinau, lyg ir, nu, ta prasme, jausmas geras, jausmas toks, kad kaip ir nebuvom nustoję važiuot. Iki 4 bėgio įsijungiau ir, viskas aišku. Ir ką, ir greitai pamatysim, kaip čia mums seksis. Aišku, būna, vat, tiesiog atsikeli vieną dieną, viskas eina, viskas važiuoja, a kitą dieną atsikeli ir kažkodėl tai, nu, bet nevažiuoja ir, nu, nors tu ką, nesivažiuoja. Labai greitai, rytoj trečiadienis, rytoj kaip ir išeiginė, ketvirtadienį nuo ryto visą susirašymą.
penktadienį kvalifikacinis greičio ruožas, kadangi patekom į top 20, renka greičiausius pilotus ir 20-ukas greičiausių važiuoja kvalifikacinį greičio ruožą. 10 greičiausią laiką parodžiusių ekipažų renkasi starto poziciją, sekantis 10 gauna tą poziciją, kurioje finišavo. Tai jeigu 15 finišuosim, tai 15 ir važiuosim. Aš asmeniškai nesuprantu, kaip žmonėm gali kilt klausimų. Tai ar driftas, tai ar ralis. Kas geriau, kur važiuotų, kaip gali tokių klausimų kilti. Aš nesuprantu. Įtakai, kam atrodo, kad mėtosi. Tai driftė pavažiuoja, tai ralį pavažiuoja, tai dviratį pamina, tai pabėgioja. Tai čia tas pats. Dabar krepšininką pamatytumėt bėgiojantį arba dviratį minantį, sakytų, tai tu ką čia mėtaisi, tai arba žais krepšinį, arba bėg. Dėl šitos emocijos, dėl šitos šypsenos, dėl šito džiaugsmo, laimės, kalti tai jūs. Jūs tie, kurie skyrėt 1,2% mano Avela asociacijai. Sakiau, kad nevažiuosiu šiemet su R5. Nes, ta prasme, tiek neužtenka pinigų, nes su R5, čia yra R4 mašina, R5 mašina neužtenka biudžeto, nes jisai dvigubai didesnis negu su šita važiuoja. Bet tiesiog pagalvojau, kad labai aš noriu važiuoti. Ir aš turiu važiuoti šitos du ralius su Rokiškiu ir Zarasų. Todėl šiemet pavažiuosim dar su R4. Ar kitą metą pavyks startuoti su R5? Va čia klausimas, kuris nusispręs žiemą. Jeigu rasiu daugiau rėmėjų, jeigu jūs daugiau prisidėsit, paremsit, palaikysit, tai tada važiuosim. Jeigu ne, tada važiuosim su šita pačia, ko gero, šitos klasės mašina. Nes jinai yra, šiaip tai mašina iš pažiūros tokia pati. Amortizatoriai, greičių dėžė, diferencialai, viskas tas pats, tik tiek, kad šitos variklis yra silpnesnis. Tai va tuo jinai ir skiriasi. Tas variklis duodas, tai aišku duotų tada, bet aš tai turiu dar iš savęs važiuoti, ta prasme, aš savęs neišspaudžiu maksimaliai, tai dar galima važiuoti ir važiuoti, nes šita mašina tikrai gali važiuoti, dabar čia tik tai pilotas, jeigu aišku atsisėsi ant daug greitesnės, tai tu tiesiosiuose išloši, nes tu daug greičiau įsibėgėsi, nes tiesiosiuose paspaust gazą tai moka visi. Posūkyje palaikyti tą mašiną slystančią ant ribos, o čia jau įgūdžių reikia. O kodėlgi aš nesitreniruoju, taip kartais irgi klausia manęs. Nes geriem nereikia. Ne dėl to. Dėl to, kad pirmas dalykas, tai tu po 3 kartų pravažiavęs tą patį greičio ruožą mintinai išmoksti. Ir, nuo realybės tai yra, nėra kad labai toli, bet tolokai nuo realybės. Nes ralyje tu neturi laiko išmokti, tu turi, aišku, greičio ruožai daugmaž kartojasi visoje Lietuvoje, bet, iš principo, nuvažiuosi į Europos čempionatą ir ką, nebepavažiuosi, nes nežinai greičio ruožų. Tai aš ir nesistengiu jų išmokti ir tada šlifuoti jau. Dabar susitarėm, 2 išmoksim, paėmėm 2, važiuojam namo, viskas gana. Kitas dalykas, 1 kilometras, 50 eurų. Pirmyn atgal šitas greičio ruožas 7 kilometrai, tai va, ir dauginkit ir paskaičiuokit, kiek reikia pinigų turėti, kad važiuoti treniruotis. Nuostabus oras. Nors imk ir važiuok kult. Visų naktį lyja. Vakar Gintaras bandė rapsą kult, tai kiek vakar spėjo, tiek pakūlė. Šiaip tai rapsas labai greitai išdžiūsta, bet, ta prasme, po 10 mm kritulių, tai nežinau, kaip jisai greitai išdžius.
Kaip pavasarį vanduo bėga, pilni prūdai per viršų bėga, gražu žiūrėt. Pirmyn, kaip Petras negali be ralio, taip ralis negali be Petro. Reikia šeštadienį suderinti kažkokiu būdu nuvežti rulonus į kraštų greičio ruožą. Vėl ten per sankryžą vieną, tik dabar iš priešingos pusės. Vieną kartą suksim taip. Tam pačiam greičio ruožė reiks pasukti toj pačioj sankryžoj taip. Ir tada grįžtant atgal taip. Ir vat čia va, kur yra tikimybė susikirst, reikia sudėti rulonus ir tvorą aukštus. Tvorą sudės organizatoriai, rulonus sudės Petras, bet aš tai ko gero negalėsiu. Ir čia dar klausimas, ar aš galiu. Bet ko gero galiu, čia dėl organizacinių reikalų tai yra daroma, dėl ralio įvykimo. Jeigu Gintaras nepuls, tai tada Gintaras nuveš, bet jeigu Gintaras puls, tai tada, gerai. 8 rulonai keliauja. Tiek yra suskaičiuota, pernai tiek užteko. Tai ir šiemet sakė tiek pat. Tai žodžiu, palieku šiandien rulonus, nes kad jau tralo nebevaryt ryte, nes vis tiek čia eismas bus ir teisėjai važiuos, ir žiūrovai važiuos, tai čia, kad jau be tralo būt, tai tiesiog reiks atvažiuoti arba man, arba Gintarui, padėti rulonus ir paskui juos nuvežti. Ir kada nors kitą kartą susirinksiu tada jau po ralio. Ko. 1, 2, 3, 4. O, kiek daug. Tik tai vištas, kai naktį gyvena. Čia, ką padaro? Prišika. Ach, jūs vištos. O kas čia? Kas čia per kiaušinukai paslėpti? Vištos. Kiaušiniauskai, šuniauskai, kiaušiniauskai. Sėskit. Sėskit šunės. Sėskit. Abu. Sėskit. Sėsk, baziukai. Sėsk. Taigai kiaušinis ir baziukai kiaušinis. Kas, taiga šmaiga. Nemoki? Duok. Va. Ir tu nemoki, mažutis. Va. Prašau. Ir ausytėm ir kauliukam gerai kiaušiniukai. Va, Gintaras dubasina rapsą. Nelaukia nieko. Turi kombainą ir kūlę. Gal visi taip daro, turintis kombainus. Į pavakarį ir išvažiavo dulka. Rapsas greit pradžiūna. Nežinau, ar matosi, bet ratai šlapi kombaino. Tiesiog važiuoja per dirvą ir dirva tiek šlapia, kad ratai šlapi. Čia išmirkė labai pas Gintarą šitas laukas. Toks keistas čia laukas, atrodo ant kalno, bet šlapia. Ir rapsas irgi ne kažką. Toksai biški papelyjas kažkoks. Gal kad daug lietaus buvo? Labas ralio rytas. Sveikata. Nuo Raido jumis sveikata. Toks rytas tai ne kažką, 13 laipsnių. Vėjas, šalta, norėtus net kelnes užsidėti. Susirenkam daiktus paskutinius. Dar nuo kitų rėmėjų atvažiuos dovanėlės šiandien. Tai reiks irgi pasimti vakare rytdienai.
Kaip visą laiką. Kažkokios tai akcijos, loterijos, dovanos, dovanėlės. Fanams. Na ir pabandykit atspėti, kodėl važiuojam ne su dideliu, patogiu, komfortišku pravažiu Defenderiu, važiuojam su mažesne, ne tiek patogia Audi. Trūkstami lipdukai. Su lipdukais dar sudėtingiau negu su kepuraitėm yra kažkaip taip sako, padarysiu, nepadaro. Arba padaro ne tokius, tada reikia kitur ieškoti, tada kiti atsisako jų, nes laiko mažai. Nu, žodžiu, tai kažkaip tai, nu, labai sudėtingai yra su lipdukais kažkaip, nu, gal man vienam čia tik tai taip. Taksi? Taksi, hello! Nu, išlysk. Čia viduje rasi, kadangi jie popieriukai, Gerai. tai ten sudėti nieko. Labas. Ką, L-drifto? Tik Pasiilgau. Pasiilgai? Sakiau, Senai nemačiau. Aš girdėjau. Pakūdės girdėt? Aš visą girdėjau tave čia skriaudžia jaunimas. Skriaudžia, Bando. Myknis skriaudžia, visi skriaudžia. Bando skriaudžia. Jau, nu. Tai, nežinau, aš nieko nesakysiu, bet... Jau tas amžius jau, žinai, tiek, jau... Pasiilgau labai visą. Pasiilgau, kaip smagu. Nu, Ivanas jo, kaip visada. Šiandien aukštinkojam? Ne, nebenoriu. O tai ko, lipdukų užsikliavai aukštinkojam? Taip, turi 3 metus kaip. Ir kava palikta ant stogo. Kvalą. Taip. Kaip tik apšilimui pasidarom. Šitą pasidarom. Šitą pasidarom, nes kitaip nesidėlioja. Čionais. Tada vieną kartą tą. Tada važiuojam, susirašom šitą. Šalą. 2 kartus. Grįžtam, susirašom šitą. Tada susirašom šitą. Važiuojam, pakartojam šitą. Tada 2 kartus šitą. Ir šitą. Tada šitą ir 2 kartus šitą. Gerai. Ir lieka miestas. Gerai. Optimaliausiai, nes tai šito nelieka. Po šito antro karto Taip. 13 į čia. Nes čia labai durna, jeigu taip Jo, sukti. Tai jo, tada to. mes šitą turim jungti su šituo. Iš karto vakar nuėmė 13. Atsisuk. Čia ruožą. Ten reikia važiuoti. Jo. Nes Aleksandravėlė skęsta, ten ir šiaip kelias labai prastas. Tai gerai, kad jį nuėmė, nes ten neįdomu būtų važiuoti. Ne, tai važiuojam ten ir taip. Ai, tai reikia. jo. Aš žiūrovam uždaviau klausimą, kodėl mes su maža mašina susirašinėt važiuojame. Gali papasakot? Aš? Kodėl? Nu, iš šturmano perspektyvos. Todėl, kad aš aukščių bijau. Aš irgi. Aš aukščių bijau natūraliai ir kaip tik va prieš mėnesį, kadangi buvo atrakcionuose, tai iš vis įgijau Energyland'e tokią baimę panišką, kad negaliu aukščiau negu kėdė sėdėt. Aukščiau negu baro kėdė negaliu sėdėt. Ar tinkamas paaiškinimas? Nu, sakyk. O iš tikro tai todėl, kad panašiau į sportinę mašiną. Nes sportiniai mašinai labai žemai sėdisi. Jo, aš tau tiek kartų tą kartuoju. Aš tai žinau, bet nebuvo su kuo. Ai, nebuvo su kuo. Nu, Subaru nebūtų. Bet pastebėjai, kad jaučiasi, ne? Taip. Tai vat su Defenderiu susirašinėjom tiesinį greičio ruožą ir miške labai siaura. Ir užsirašiau dvejetuką, atvažiuojam su sportinė, vienetas. Kodėl? Todėl, kad Defenderį sėdi aukštai ir krūmai braukia per šoną mašinos ir atrodo, kad siaura. Su žema mašina sėdi, tu tos krūmus pravažiuoji po apačią. Viskas. Tai iš principo šitą Audi buvo tam perkama. Bėlė 800 m 50 greitis.
tuoj nusiresetinsiu viską. Čia šito tai nebuvo, man atrodo, ne? Kurio? Šitos atkarpos ar buvę? Ne, nevažiuotai, mums neteko. Aš pasiruošęs. Kadangi mes patenkam į 20 greičiausių, tai važiuosim kvalifikacinį greičio ruožą. Pernai važiavom? Važiavom pernai. Ne, nevažiavom. Ar važiavom pernai? Gal važiavom. Nu, bandom. 100. Dešinys 1. 50. 100. Dešinys 1, 50. Kairys 02, 30. 70. Vietoj 30, 70. Kairys 02. Pataisimų labai daug. Labai. Bet todėl ir pradedam nuo kvalifikacinio, nes jisai nėra toksai svarbus, tai gali jame pasibandyti ir pasitikrinti. Ir tą ritmą pagaut, nes kažkaip tai daug pataisimo. Kita mašina, taip, čia dėl to. Dingo aukščio baimė. Ir tų tramplinų kitą kartą nesirašai, kai su aukšta mašina važiuoji, sakai, taigi matosi viskas, atsisėdi žemai, nebematai ir tada atsiranda tramplinukas, jisai nėra tramplinas, jis tiesiog kalniukas yra ir tu nematai, kas už to kalniuko. Ir viskas, ir nusimeti gasą. Tadam! Susirašymas baigtas. 3:30, pradėjom 9. Tai labai greitai susirašėm. Šiaip tai greitas ralis. Ilgas ralis, bet susirašymai tai visai neilgi, greiti. Šiemet tramplinas šitas baisusis, netoks baisus, čia jau galima bus leisti normaliai. Žinojot, kad Hado šiemet yra ralio alyva? Nežinojot, tai žinokit. Ir Hado turi savo greičio ruožą ir būtent jame mes ir esam šiuo metu. Važiuojam prie mašinėlės žiūrėt, kaip atrodo. Nice work. Okay. Greitai, kol 9 sekundės, kodėl notkus skriaudi? Blemba, reikia jau, žinai. Reikia. Užkliot Hado ant durų. Čia viršą gal reis. Tai ką, nusigyvenau pats lipdukus klijuoju ant mašinos, bet tai nėra sudėtingas darbas. Tai viskas gerai. Taip atrodo, neilgai susirašinėjom, bet jau pasivargo. Aišku, anksti keltasi buvo. Rytoj kokią 6 kelsimės, poryt vėl 6. Ir taip iki vakaro, nes ilgas ralis, daug laukimo labai. Bet ralis, togi čia ir važiuojam. Kaifuot, vargt, prakaituot. Ne visiems tai suprast, bet čia yra laimė, jeigu ką. Čia tokia vyrų laimė, šitų vyrų, kurie čia yra. 105, tai 210 vyrų yra tie, kurie atvažiuoja pavargt, pasinervuot, paprakaituot, bet būt laimingais. Vai, kaip prieš eismą varotgi. Garantuoju, kažkam kils klausimo, o tai kodėl pernai tokia graži mašina buvo, šiemet tik tai taip palia kaip lipdukus. O todėl, kad apie 3,5 tūkstančio kainuoja priliuot mašiną, tai dėl 2 ralių ir be to greičiausiai šito ralio, kadangi Elektrėnų nevažiuosiu, jeigu kažkas kitas važiuos su tą mašiną, nulups viską ir tada Zarasų raliui vėl reiktų užklijuoti, tai
nu, too much.